Štai pasigirsta muzika ir prieš mane toks vaizdinys iš karto. Aš biuro kėdėje, įmonėj, sėdžiu, dirbu ir pas mane įkrenta e-mailas. Kažkoks, tai aš matau, kad yra +1 mano pašto dėžutėje. Ir laikas yra 17:05, jau darbo pabaiga tokia. Mano pilve tokie drugeliai skraidžia, šioks toks lengvas nerimas, kas čia, kas tai yra, kas čia per e-mailas, ar man kažkiek komentarai atėjo, ar kas, asistentas čia kažką nori iš manęs Excelį panaujinimų. Mitukas gal dar kažkas. Aš atsidarau e-mailą ir aš matau, kad mūsų įmonė švęs Summer Party, žygį su baidarėm. Vasaros iškyla. Į ją kviečiami visi darbuotojai įmonės. Man iš karto nuotaika šventiška pasidaro. Čia rašo, kad Liepos gale. Aš iš vis, ką aš veiksiu Liepos gale, dar klausimas. Palauk, aš galiu ar negaliu? Man važiuoti ar nevažiuoti? Ką daryt? Klausimas. Palauk, tuo metu lygtais yra žmonos gimtadienis iš ankstos labai suplanuotas. Aš negaliu važiuoti, bet aš juk... Ne, bet aš su žmona ir taip gana daug būnu bute. Aš kažkaip jau norėčiau gal kiekvieną savaitgalį vis tas pas. Aš noriu gal su bendradarbiais. Su baidarėm. Tiek to tas šeimos šventės visokias, tas metinės ten kažkokias. Man toks vaizdinys, kad aš tiesiog esu baidarėje, su savo bendradarbiu iš strategijos skyriaus, su kuria mes gana nedaug bendraujam ir mes tiesiog laikom irklus rankos ir mes tiesiog irkluojame. Aš važiuosiu! Aš nusprendžiu, kad aš važiuosiu ir aš atsakau, kad I'm in. Atsakau visiems į all stuffą, kad I'm in. Kolektyvas, I'm totally in. Bet man tada iškart klausimas, ar varo Inesa kartu į baidarės? Nes jeigu nevaro, aš tada nevarau. Kaip čia dabar... Bet tada aš pasikalbu su vienu kitu žmogum ir sako, kad va tas žmogus varo. Ten kitas iš kitos skyrius irgi varo, praktiškai visi varo. Inesa, ar aš prieinu paklausiu, ar Inesa tu varysi? Jis sako, kad taip, varysiu. Pasirodo, visi varo. Nėra nei vieno žmogaus, kuris nevarytų į baidarių žygį, visi varo kartu su įmonė. Gerai. Ir dar aš matau, klausydamas šito kūrinio, aš dar matau, kaip aš sėdžiu biuro kėdėje ir skaitau e-mailą apie Summer Party ir e-mailę rašo CEO, jisai rašo, kad mes visi būsim ten su palapinėm. Savaitę. Mūsų lauks daug nuotykių. Pasitikėjimo žaidimas su komandos nariais. Virvės traukimas. Ir aš toks galvoju, aš mąstau, kad taigi man topteli mintis, kad kartu su bendradarbiais tai gali būti gera proga susitimbildinti. Hei, bičiuliai, mes galėsim traukti virvę. Baidarių žygyje sustoja prie upės, tam žolytėj tokiai, pilnoje vabalų ir mes ten galėsim traukti virvę. Bičiuliai! Ir aš tada mąstau, kad I'm definitely in! Tai bus... Aš tik to ir te laukiau, iš principo. Jau laukiu, kaip mes upę irkluosim su bendradarbiais. Ir... Gana sveikai mes tai darysim, tikrai nebus jokių gėrimų, nieko, mes tokie esam, grinai tikrai ne. To nebus, man toks vaizdinys, klausant šitą muziką. Tikrai ne, mes taip gana blaivai,
Blaivai, be nieko, grinai taip, kad viskas bus mums. Aš tikrai net, praeitą kartą buvo kitaip, bet aš dabar tikrai jau taip nedarysiu klaidos, tikrai ne. Ir šį kartą tikrai bus viskas normaliai. Eik tu savo, bet tada atsikeliu aš kitą dieną. Veidas nukandžiotas, vapsvų kažkoks, furunkulas ten kažkoks ant žando, visas raudonas, tarp dilgėlių kažkokių įkritęs. Aš atsistoju, visas basas, žiūriu šalia Raigardas. Aš grinai, klausydama šitą muziką, tokia, jau prieš save matau, Raiga guli. Toks. Aš prieinu prie Raigardo, tai pradedu pakrūtinu. Sakau, kelkis Raiga, bet aš girdžiu tik tai. Miega Raiga. Aš galvoju, netrukdysiu aš miega Raiga. Aš taip lėtais žingsniais iš tų šabakštynų ten išeinu, dairausi kažkaip. Ir aplinkui taip 30 metrų spinduliu aš žiūriu, kad mėtosi kažkokie šašlykai, gabaliukai šašlykų kažkokie. Vištos ten apkandžiotos tokios, kur nesuvalgytos būnant. Žeminos kulšelės kažkokios. Ir laužas taip rūksta, taip taikiai, toks dumelis vos. Taip lėtai kyla į viršų, bet toks jau liepsna dingusi vakarykštė jau. Ir strazdas ant šakos. Taip išskleidžia sparnus ir lėtai taip suplasnoja ir pakyla į dangų. Ir skrisdamas pro debesis mato iš viršaus visą vaizdą. Kempingas, 30 palapinių, plazda viduryje vėliava su įmonės logotipu ir šašlykai išmėtyti visur. O kažkas palapinėje šaukia: Куда студентим?